kad nuleidžiamos rankos, žokėjas nulipa nuo žirgo ir panašu, kad Pavelas Peperna... Kągi, pasiduoda Nandov Budisin, žokėjas Pavelas Peperna, patyrė žokėjas, kuriam nepritaikyta žokėjo nuolaida. Nulipa nuo žirgo, trečiasis numeris. Nandov Budisin iš Vokietijos nestartuoja, lieka 5 žirgai antrajame grynakraujų bėgime. Pirmoji pozicija kol kas priklauso Dragai, tačiau jau netrukus į priekį veržiasi lengviausią svorį nešanti kumelė Night Sky. Trečiojoje vietoje Itran. Ketvirtasis numeris Lauders, prieš paskutinę vietą. Ir šeštasis numeris Kumara. Kol kas paskutinėje pozicijoje iš Kumaros tokios vietos ir buvo galima tikėtis. Gan ilgas, primenu, bėgimas, 2400 metrų, dvigubai ilgesnis nei mūsų prieš tai matytas pirmasis bėgimas. Ko gero, vargiai dar ką reiškia Night Sky lyderystė. Žinoma, tai yra šio bėgimo favoritė. Ji demonstravo gerus rezultatus ir nuolat gerėjančius rezultatus pastarosiose lenktynėse, pastaraisiais metais. Bet visi žirgai iš esmės vienoje grupėje. Nė vienas iš jų dar nėra iki galo praradę šansų pakovoti dėl pergalės. Dėl trečios vietos kovoja su Kumara, kuri taip pat nebuvo dar pavadinimai. Ir ant panašu, didelė tempai ir lyderiai. Night Sky kol kas pirmojoje vietoje. Matome Kumarą kylančiai trečiąją poziciją iš paskutinės. Itran antroji vieta, Draga prieš paskutinę ir paskutinėje vietoje Lauders. Lauders, primenu, klasikinė distancija 1600 metrų, antrosios grupės lenktynėse laimėjo bėgdamas. Tai yra Eržilas žolės taku praėjusiose lenktynėse, kuriuose dalyvavo Liepos 16 dieną Raseinių hipodrome, tačiau šį kartą kur kas žemesnė pozicija, bent jau kol kas, bent jau pradedant bėgti 2400 metrų. Lauders ketvirtojoje vietoje, į pirmąją poziciją pakyla Itran. Tarp Itran ir Night Sky buvo prognozuota aršiausia kova, ji tarp šių dviejų žirgų ir vyksta. Kumelė Itran su Kvico Belašviliu prieš kumelę Night Sky. Su Dmitrijumi Petrekovu jau iškovojusiu vieną pergalę. Itran pirmoji pozicija, antrojoje vietoje lieka Dmitrijus Petrekovas ir Night Sky. Kumarai 11 metų, tačiau nepaisant tokio amžiaus, ši kumelė sugeba finišuoti trečiojoje pozicijoje, prizinėje vietoje, o Itran